Tad mes kviečiame aplankyti naują erdvę, visai neseniai duris atvėrusią Vilniaus Užupio rajone. Čia moksleiviai po pamokų gali įgyvendinti visas jiems kilusias kūrybinės idėjas. Kviečiu pasižiūrėti. Nuo rugsėjo 1-osios prie Hobbyverse prisijungė globalaus kūrybiškumo akceleratoriaus Vivita Lietuva komanda ir Hobbyverse Užupio laboratorija tampa nauja vieta vaikams įgyvendinti savo kūrybinės idėjas. Vivita bendruomenė, užgimusi ir veikianti Japonijoje, jungia mentorius Lietuvoje, Singapūre, Estijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Filipinuose, Naujojoje Zelandijoje. Jos tikslas leisti vaikams tapti išradingais ir nepriklausomais ateities kūrėjais. Čia tokia vieta, kur vaikai paprastai žodžiai šnekant gali ateiti ir kažkokios savo idėjas, sumanymus realizuoti. Jie turi čia kažkokias savo idėjas ar vizijas ar kitokias užgaidas. Ir mes tas jų vizijas bandom čia paversti tikrovę, padaryti daiktais, produktais ar kuo tik jie nori. Mūsų techninė bazė šiaip gan plati ir moderni ir ji taip pat atliepia ir šiuolaikinių vaikų poreikius, ir jaunuolių, ir paauglių. Ir pagal tuos poreikius mes tą bazę nuolatos atnaujiname, kad ji būtų šviežia visą laiką ir aktuali. Tai čia yra visko nuo 3D spausdintuvo iki siuvimo mašinų, nuo teptukų iki lazerinės pjaustyklės, nuo ten baterijomis valdomų robotikos įrenginių. Tai šiuolaikiška kūrybingumą skatinanti erdvė, naujai duris lankytojams atvėrusi Krivių gatvėje įsikūrusioje erdvėje. Čia esanti įranga ir priemonės leidžia mokiniams eksperimentuoti, kurti ir pažinti inovacijas, išbandant jas praktiškai. Taip pat visada galima sulaukti profesionalių mentorių pagalbos ir patarimų. Visus domina modernios naujos technologijos, tokios kaip 3D spausdintuvas, lazeris, lazerinė pjaustyklė ir panašiai. Tačiau pastebime tokią tendenciją, kad vis daugiau vaikų, niekada negalvojau, kad taip sakysiu, bet jie pavargsta nuo kompiuterių ir jie nori kažką gaminti rankomis. Kas mus maloniai visą laiką nustebina, kad ypač daug berniukų nori išmokti siūti arba pasitobulinti kažkokius tai drabužius. Čia galbūt senesnėje kartoje yra kažkokie įsitikinimai, kad mergaitė siūna, berniukai programuoja ir panašiai. Pas mus tai visiškai nesijaučia jokios perskyros atskiros. Ir visi mėgsta labai kažkaip ar pasitobulinti rūbus. Tai sakyčiau, kas nustebina mus maloniai, tai kad siuvimas yra pakankamai populiari sritis. Ir siuvimo mašina pas mus veikia pakankamai daug. Ar ten kažkas nori prisisiūt kišenę, ar prisisiūt kažkokį lopą pasidaryti, pečant kuprinės, ar pasitobulinti maikę, kurios nemėgsta ir panašiai. O šiaip labai mėgsta su 3D kažką spausdintis, kurti kažkokius projektus su lazerinės pjaustyklės pagalba, tai yra pjaustyti arba lazerių stiklą organinį arba medį ir ten konstruoti visokius kitokius elementus iš to. Tyrinėti, eksperimentuoti, ieškoti netradicinių sprendimo būdų. Tapti kūrėjais vaikus kviečia ši erdvė. Mentorių komandos siekis leisti paaugliams augti, ugdyti kūrybinį savarankiškumą, išradingumą, kritinį mąstymą. Kiekvieną mėnesį siūlyti vis naują temą. Tai mes turėjom padaryti tokį dalyką panašų į terariumą. Ir aš čia bandžiau suklijuoti iš tokių trikampių kažkokią formą ir po to įtaisyti šviesas. Tai čia baterija, čia įjungtukas ir čia turėtų taip tamsoje būti viduj. Ir taip atrodyti lygtais kažkokie tenais augaliukai, samanos. Aš planuoju pagaminti pakabuką savo kambarį. Pakabinčiau ir čia pro kiekvieną skylutę būtų lempelė ir apšviestų tekstą. Kai tamsu, įjungsi lempą ir švies. Man labai patinka, kad čia yra erdvė, kur tavęs nieks nekritikuos. Tu gali laisvai daryti, ką tu nori, jeigu tai yra saugu. Tau visi duos patarimus, bet nepasakys, kaip tau tai padaryti. Tu pats turi savo idėją ir pats ją gali įgyvendinti. Erdvinių objektų modeliavimas ir spausdinimas, apšvietimo sistemų kūrimas ir gamyba, antrinis medžiagų panaudojimas keičiant drabužių dizainą, molekulinės virtuvės bandymai. Tai tik kelios sritys, kuriuose eksperimentuoti ir savo kūrybiškumą ugdyti turi progą čia besilankantis moksleiviai. Mums čia patinka visokius kūrybiškus dalykus kurti. Piešti patinka. Dabar mes darom kalėdinį kalendorių advento. Jo, advento kalendorių. Tai pirmiausia, nusipiešėme, kaip turėtų atrodyti. Vėliau jau gaminsime. Eskizą darysime ir tada gaminsime. Iš ko gaminsime? Dar galvom arba iš kartono ir tada daryti kažkokius,
arba gal iš medžiagos siūti. Aš darau tokią kaip ir elfo ausį. Kitur, jeigu daryčiau, pavyzdžiui, namie, tai labai keistai gal kai kas žiūrėtų. Patinka, kad tu gali kurti bet ką, bet kaip ir nieks nežiūrės tave kažkaip keistai, kad tu čia tą ar aną kuri ir tiesiog tu turi laisvę ir tau dar padeda, bet nepasako, ką turi daryti. Tai žiauriai fainai. Jauniesiems kūrėjams čia leidžiama veikti savarankiškai ir ugdyti pageidaujamas ar naujai įgyjamiems įgūdžiams reikalingas savybės – kritinį mąstymą, kuris leistų kurti ir objektyviai vertinti aplinką. Čia pagirtinas ir drąsus eksperimentavimas kaip vienas iš atradimo bei išradimo būdų.